Visų pirma, pasirenkame mėnesio dieną, tada ją paspaudžiame. Pasirenkame plius simbolį, tuomet spaudžiame pridėti standartinės pamainas. Paslinkus puslapį žemyn, spustelname plius simbolį. Laiko skiltyje nustatome pamainos pradžios ir pabaigos valandas. Tai galima padaryti įrašant valandos klaviatūrą arba spustelėjus šalia esantį laikrodžio simbolį atsivėrusiame lange. Žemiau matomoje skiltyje pamainų kūrimo nustatymai galima pasirinkti norimą pertraukos ilgį ir pertraukos skirimo laiką. Paspaudus plius simbolį skiltyje pertraukos, šalia atsivers naujas langas, kuriame yra rekomenduojamas pertraukos laikas pagal pamainos ilgį. Kad nepasimesti tarp skirtingų pamainų, žymos skiltyje pamainai galima priskirti 5 simbolių trumpinį ir parinkti vieną iš 6 galimų spalvų. Taip pat galima keisti pamainų atvaizdavimo eiliškumą, spaudžiant rodyklę žemyn arba aukštyn. Spustelėję šios 3 taškus, rasite konkrečios pamainos redagavimo ir panaikinimo opcijas. Visi pokyčiai atlikti standartinės pamainos redagavimo lange yra automatiškai išsaugomi. Kad darbuotojai priskirti suplanuotą pamainą, spaudžiame ant pasirinktos dienos kalendoriuje, darbuotojo eilutėje. Atsivėrus skilčiai viršuje, matysime ką tik sukurtas standartinės pamainas, jas galime priskirti traukiant pelytę į pasirinkto darbuotojo darbo dieną. Taip pat galima kopijuoti laikant klavišą Alt ir tempiant pamainą į pasirinktą dieną. Pamainas galima ir planuoti, paspaudus ant suplanuotos pamainos juostoje norimos dienos. Paspaudus ekrane matomą mygtuką, atsiveria sukurtų pamainų šablonas. Pasirenkame pamainą, tuomet reikiamą darbuotojų skaičių.